Įspūdis didelis, nes teko susidurti su daug autorių ir daug gražių darbų, kurie atspindi mūsų liaudies kultūros tradiciją. Turbūt kai kuriuose darbuose ir vystymasis matosi. Taip pat įdomus dalykas, kad nevengiamas spalvos, kai kur vykusiai, kai kur galbūt ne visai vykusiai. Dar, aišku, ta tematika tokia dažniausiai naudojama religinė, nors vis tekdavo pastebėti, kad yra tematikos ir iš gyvenimo, iš buities. Taip pat pastebėjau, kad kai kurių autorių labai sudėtingėja kompozicijos, jos tampa daugiafigūrinės, yra įvedami įvairiausi elementai, kurie duoda labai tokios, įdomiausios vaizdo, praturtina vaizdą, praturtina, žiūrovui duoda daugiau peno, daugiau galima susimastyti apie tai, ką autorius norėjo pasakyti. Ar yra jaunimo? Taip, galėčiau pasakyti, kad yra 5 žmonės, kurie gimė jau šiame tūkstantmetyje. Tai aišku džiugina, nes jų rankose yra mūsų drožybos, liaudies meistrų drožybos tęstinumas. Aišku, jaunimui reikia progresuoti, reikia mokytis, nes ta patirtis jų, jiem ten po 20 metų tik tai patirtis yra nedidelė, o čia kai kurių meistrų, štai vyriausias mūsų parodos dalyvis netgi švenčia šiemet 90 metų. Tai aišku yra labai džiugu ir sveikintina, kad žmogus dar turi tiek sveikatos ir gali, darbuotis. Aš turiu galvoj ir noriu pasveikinti su 90-mečio jubiliejum Kazimierą Strielką. Norėčiau pasveikinti. Ar yra skirtumas tarp regionų? Žemaičių skulptūra, Aukštaitijos atstovai, Dzūkijos, Sūduvos? Man atrodo, kad nedidelis ir neesminis. Nors aišku, Telšių, pavyzdžiui, teko būti, aišku, Telšių atstovas, labai kaminas, labai įspūdingą kolekciją pateikė ir mastelį dideliam, labai gražūs darbai. Bet aš nemanyčiau, kad didelis skirtumai tarp regionų yra. Aš to nelabai pastebėjau. Turbūt esminis dalykas amžiuje. Kas patirti kokią turi? Taip, nes yra 3 parodos dalyviai, kurie dalyvavo daugiau negu 10 kartų. Tai šiame konkurse Šepkos vardo norėčiau juos pasveikinti. Pranas Dužinskas, Vytautas Jackūnas ir Kazimieras Strielka. Tai jie daugiau ne 10 kartų. Tai aišku, jų patirtis, dalyvavimas yra jau matosi ir darbuose ir tai labai džiugina. Iš kitos pusės tie 5 jauni žmonės, taip pat, pavadinti pirmi žingsniai skulptūroje, medžio drožyboje, aišku, irgi labai sveikintini. Aišku, matosi, kad galbūt patirtis dar įtakoja, kad kūriniai dar nėra patys geriausiai, patys brandžiausiai, jie dar bus, aišku, tikiuosi, kad bus. Kaip jums, kaip profesionaliam skulptoriui, ar reikšmingas mūsų skulptūros visam barui toks konkursas ir toks respublikinis sukvietimas, požiūris, konkuravimas? Be abejonės, man tik labai svarbu, kad šita tradicija nenutrūktų. Aš labai džiaugiuosi, kad iš mano gimtojo krašto tai kilo, iš Rokiškio. Labai tas, tęstinumas iš Šepkos vardo, Šepkos tradicijos tęstinumas man yra labai sveikintinas, labai svarbu ir man labai norėtųsi, kad šita tradicija būtų tęsiama ir dar kartą tęsiama. Labai ačiū, aišku, Rokiškio muziejui, visiems rėmėjam, kurie, padeda šitą konkursą įgyvendinti, padeda ir su prizais be abejonės ir visai kitom prasmėm, informaciniam prasmėm, kad tas vyktų. O tai yra, šiandien įvyksta šventė, suvažiuos dalyviai ir aš manau, kad bus puikia nuotaika, bus aptarimas,
bus, reiškia, rezultatų susumavimas, kuris labai svarbus dar ir kita prasme. Labai svarbus tų medžio drožėjų ateičiai, kad jie išgirstų nuomonę iš profesionalų, kad jie išgirstų, ko galima pasimokyti ir pasisekti. Ar technologijos, ar postmodernistinė aplinka, ar medžiagų naujų atrastų naudojimas. Va, stebint praeitus konkursus, jūs daugelio dalyvis esate vertintojas, ar kinta kas nors iš šiuolaikiškumo, ar smarkiai įtakoja tradiciją? Manau, kad ne, nes reiškia vis tiek tas medžiaga yra medis, tai yra mūsų tradicinės liaudies kultūros medžiaga, visiems tais laikais ir dabar prieinama. Ir antras dalykas, aš nematau, kad čia būtų kažkokių darbų iš plasmasės, ar ten visokių kitokių šiuolaikinių medžiagų, plastiko ir taip toliau, taip toliau. Už tai man iš kitos pusės ir džiugu, kad, reiškia, nesusižaduma laikinais papuošaliukais, barškučiais laikinais, o įmama ta medžiaga tradicinė, kuri jos išraiškos ir toliau yra neįsemtos ir toliau galima įvairiausių atradimų padaryti medyje, įvairiausių naujovių atrasti. Aš labai džiaugiuosi, kad šiuolaikinės technologijos, aš manau, kad čia neturi įtakos. Man taip pat. Bet turbūt pastebėti reikia, kad amato profesionalumas čia dalyvių patekusių yra pastebimas. Labai. Aš tai matau, reiškia, kai kurių tokį, pavyzdžiui, praeito karto laureatas, kuris čia yra, reiškia, kampe, tai vis dėlto jo profesionalumas yra labai, sakyčiau, aukštas ir sakyčiau, tikrai meninis skonis ir viskas. Aš turiu galvoje Vytautą Jackūną, jis praeito konkurso laureatas. Aš manau, kad pas jį ta progresas, tendencija yra labai sveikintina ir labai gera linkme besivystanti. Tarp kitko, įdomiausiai, kad nedažytos skulptūros viskas eina pagal formą, į visą išraišką eina iš nepasitenkinant spalvą. Aš nesakau, kad spalva yra blogai jokių būdų, bet kai kuriems spalvas ačiū žmonės nesusidaroja su spalva, reiškia ir yra, sakyčiau, minusas. Taip. Nors įdomiausia, kad ir graikų skulptūra, kurią mes įsivaizduojam baltą marmurą, ji buvo spalvota. Turbūt šitas konkursas, savo darbų pamatymas tarp geriausių, yra ir edukacijos forma, yra kvalifikacijos kelimo forma kiekvienam žmogui. Be abejonės, čia galbūt ir netinka meną lyginti su sportu, bet pasakysiu, kad tik tai varžybose išryškėja tie skirtumai aiškus ir įvyksta ta pamoka. Taip ir čia aš manau, kad reiškia tas pamatymas save kontekste su kitais drožėjais, su kitais kolegom, reiškia įvertinimas savo minusų ir pliusų pamatymas, galbūt tai atsispindės į viktoriną. Aš manau, kad tai yra didelė pamoka ateičiai, kad neužsidaryti, nevirti savose sultyse, o reiškia pasimokyti iš kolegų, galbūt kažką pastebėti, ką galima ir perimti gal truputėlį, arba kaip kitaip reiškia, kad kūryba progresuotų, kad nestovėtų vietų. Ar lietuvių skulptūra tradicinė nepraranda savo bruožų santykyje su naujom erdvėm atsiradusiom? Žmonės keliauja po Europos valstybės, mato kitų tradicijas, kad ir broliškų tautų, ir Lenkijos, ir Latvijos čia pat šalia. Ar čia galima stebėti kažkokių įtakų? Aš manau, kad kosmopolizmas daro įtaką ir reiškia dabar į dailininkų darbai, ar ten iš vienos tautos, ar iš kitos tautos, aš manau, kad dabar jau mažai skiriasi. Kaip anksčiau būdavo, reiškia, pavyzdžiui, prieš 50 metų, tas skirtumas buvo, manau, ryškus. Tai dabar aš manyčiau, kad tas skirtumas yra minimalus. Štai stebėjau, reiškia, nuotraukos Japonijos vienos dailininkės darbų. Tai pasižiūrėjau, kad laisvai galėtų Europoje eksponuoti ir nesakytumėm, kad čia Japonijos autorė. Tikrai nesakytumėm. Taip, kad aš manau, kad kosmopolizmas čia irgi daro didžiulę įtaką. Aš nesiryžtu sakyti, gerą ar blogą čia, ne mano reikalas.
Bet tą pasiektą kartelę turbūt žmonės šitie išlaiko. Vis tiek tokio technikos ir tradicijos prasme malonu, kad mūsiškiai garbę tokią neša vėliavą aukštai. Manyčiau, kad taip, ir aš manau, kad tas liaudės amatų, liaudės meno vystymas yra labai labai svarbus jūsų darbas, reiškia visų jūsų, nes manau, kad tai yra tautos kultūros dalis, kuri labai svarbu prižiūrėti, puoselėti, sudaryti sąlygas, nes ją prasti yra labai lengva. Dabar vyksta savotiškas atgimimas, atsigręžimas į savo savitumą ir emigrantų grįžimas. Ir dar vienas požymis šioje parodoje tai yra žmonių lankomumas ir balsavimas. Jie balsavo už žiūrovų prizą gana gausiai ir jie išrinko net 2 žmones. Tai rodo tam tikrą domėjimosi, temperatūrą, tokį aktyvumą ir tai turbūt yra malonu. Taip, aš vėl netinkama reiškia paimsiu pavyzdį į sportą, gal nebūtinai tinkama su menu. Aš dažnai stebiuosi vienu dalyku. Kodėl vienam sporte yra lygiosios, o kitam nėra? Gerai, šachmatai yra lygiosios, futbolas yra lygiosios, ledo ritulys yra. Krepšinis neturi būti keli pratęsimai, kol būtinai nužudysi kažkokį varžovą. Man atrodo, kad čia būtina lygiosios būtinos, nes reiškia, tai yra ir pagarba varžovui, aš apie sportą aišku, ir iš kitos pusės tai yra trečias variantas, reiškia, rungtynių baigties. Man keista, kad reiškia, sporte vienose šakose yra lygiosios, kitose ne. Labai man tas keista, man atrodo, turi būti lygiosios. Aš atsiprašau, kad meną lyginu su sportu, bet matot, sporte yra vienas pliusas, yra aiškus kriterijai, ar ten kilogramais, ar centimetrais, ar ten sekundėm ir taip toliau. Čia matot, yra kiti dalykai, čia yra dvasiniai dalykai, yra tas, reiškia, subtilus tas skirtumėlis, kurį galbūt gali pastebėti tik tai profesionalai. Už tai aš, reiškia, labai džiaugiuosi mūsų komisijos darbu, kad buvo nuomonė vieninga, kad, reiškia, nebuvo kažkokių tai, reiškia, baisių kivirčių, baisių pykčių ir, reiškia, taip toliau, o tai buvo nuomonė vieninga ir aš manau, kad tas dalykas labai svarbu ir per mūsų konkurso uždarimą, kai pirmininkas kalbės, o galbūt ir nariai, kad, reiškia, tiem kūrėjams dar kartą aiškiai parodyti, jūs mums esat labai svarbus, jūs esat mūsų kultūros ir paveldo dalis ir mes labai norime, kad toliau gyvuotų medžio drožimo tradicija ir kad gyvuotų, reiškia, daugiau jaunimo pritrauktų. Įdomiausiai, kad ir mano senelis, jis užaugino 5 sūnus, reiškia, kai, pasakysiu, tai įdomiai išėjo į pensiją, nors, žinot, valstiečiai niekad neišėjo į pensiją, vis tiek gyvuliai yra ir viskas yra. Bet pavadinkim, kai išėjo į pensiją, reiškia, tai jis irgi pradėjo drožti. Ir aš turiu jo brangius mano senelio darbus, jų nėra tiek daug, reiškia, ten 10 turiu, bet, reiškia, man irgi labai įdomu, kad jis pradėjo drožti, čia buvo toks, aišku, stimulas, net iš 5 sūnų 3 nuėjo į skulptorius, net 3. Tai va, o 2 liko gydytojais, vienas gydytojas žmonių, kitas augalų gydytojas. Tai įdomiausia, kad jis, aš nežinau, ar čia sūnų paskatintas ar ką, reikės su tėvelius reiškinti, reiškia, pradėjo drožti skulptūras, ten buvo lino apdirbimo darbų ciklas didžiulis, šukavimas, ten verpimas, taip toliau. Irgi, reiškia, atspindėjo savo gyvenimą, savo viską, ką jis labiausiai pažįsta. Tai va, aš irgi noriu pastebėti, kad šitoj parodoj, nors aišku, vyrauja sakralinės temos, vyrauja, reiškia, ir šventieji, vyrauja evangelinės temos, bet, reiškia, vis tiek žiūriu vieną kitą temą ir iš mūsų dabarties, va štai kaip iš šalia jūsų, va štai kur šokėjai yra, arba su tautinė juosta yra, reiškia, tokios gražus darbeliai, reiškia, kad ir į dabartį, juk tie, va, kai aš pastebiu liaudies kultūrą, nors vyrauja sakralinės temas, vyrauja, bet, reiškia, dažnai ir atsigręžia į gyvenimą, atsigręžia galbūt, tai čia manau, kad labai gerai. Regionai, visa šalis, dalyvavimo patirties skirtumai. O kaip jums kaip menininkui atrodo va šitoj naiviojoj raiškos formoj individualumas, individualus braižas? Ar pasireiškia, ar atsiskleidžia, ar jis yra realybėje ir koks jis, ar įdomus?
ar nykstantis? Aš tai matau ryškų Milano braižą. Aišku, tai yra susijęs su žmogaus asmenybė, su jo meniniu skoniu ir jo, reiškia, meninė, to požiūriu. Taip, tai kai kur, reiškia, tas braižas atsiskiria per primityvumą, bet pas kai kurios autorius, sakyčiau, ganėtinai arti profesionalumo, ganėtinai arti tas braižas. Aišku, tai atspindi žmogaus vidų, žmogaus, reiškia, skonį meninį. Tas meninis skonis nebūtinai sutampa su mūsų komisijos skoniu nebūtinai. Ir antras dalykas, jie patys galėtų palyginti, kai šalia autoriai pamatyti savo pliusus, bet dėja ir minusus. Nes man kai kuriuose dėja atrodo, kad su meniniu skoniu yra prastai. Kai kuriuose darbuose. Už tai aš galvočiau, kad jeigu autoriai atvažiuos, o jie atvažiuos šiandien ir iškilmingus uždarimas, jie patys pamatys realiai, kokius turi pliusus ir kokius minusus ir ką galima tobulinti ateityje darbuotis toliau. Tai jūs turbūt sakytumėt, kad tokie konkursai prasmingi ir ateityje turbūt privalomi daryti nacionaliniu mastu, kaip valstybės poreikis. Vienaprasmiškai, vienareikšmiškai. Jūsų darbas, kurį atlieka Liaudies meno draugija ir kurį atliekat jūs asmeniškai, yra be galo prasmingas, be galo reikalingas ir manau, kad skatintinas visom prasmėm. Net ir tas žiūrovų balsavimas rodo, kad lankytojai neliko abejingi kolekcijai, neliko abejingi ir netgi tos lygiosios man tai asmeniškai malonės. Ta prasme, kad sakau, gali būti ir du vienodi kūrėjai, negalima reiškia, oi tas milimetrų aukščiau, milimetrų žemiau. Ne. Labai džiugu, kad žiūrovų prizą gaus du žmonės, kurie tikrai abu verti ir tas lankytojų